Kas yra krepšelių prenumerata ir kuo jinai naudinga? Jinai naudinga ir pačiam ūkiui, ir klientui. Tai pradėsiu nuo ūkio. Pirmiausia, jinai ūkiui naudinga tuo, kad tai yra, galima sakyti, tokio didelio asortimento ūkio išgyvenimo sąlyga. Jeigu nebūtų prenumeratų, užsidarom per vieną dieną ir išvažiuojam. Ir jūs neturite ką nusipirkti iš Vilkės ūkio. Tai reikia suvokti prenumerato svarbą. Ir kiekvienas, kuris tampa prenumeratoriumi, turi suvokti, kad jis įdeda savo indėlį į tą, ką jisai valgo, kad jisai taip pat dalyvauja kaip kūrėjas šitame procese, nes dar kartą pabrėžiu, prenumerata yra tokio ūkio išgyvenimo sąlyga. Tai yra verslo modelis. Ir jeigu norime užauginti didžiulį asortimentą, mes turime susirinkti iš klientų įsipareigojimus ir tada galime dirbti. Tada žinome, tiek ir tiek turėsim prenumeratorių, jau turime sutartis rankose ir reiškia, galime sau leisti, turint tiek ir tiek prenumeratorių, tiek ir tiek procentų užauginti rezervo ir pabandyti praplėsti šiek tiek klientų ratą arba pardavinėti parduotuvėje, kaip mes dabar darome, internetinėje parduotuvėje turiu omeny. Ar būt, jeigu išauga ūkis iki dar didesnio, galima net ir fizinę parduotuvę sukurti, dar labiau išplėtus asortimentą. Bet būtent krepšelio prenumerata yra tiesiog pagrindinė sąlyga, kad ūkis pats gyvuotų. Nes šitą maistą, pakartosiu, nežinau kelintą kartą, užauginti yra labai brangu, jo negalima išmesti. Jis auginamas tada, kai jau yra garantija, kad jisai bus paimtas ir suvalgytas. Iš kitos pusės taip daro ir didžiuliai verslai, kurie turi labai daug žemės. Jie pirmiausia susirenka sutartis, o tik tai tada investuoja, nes didžiulės investicijos. Čia yra panašiai. Investicijos didžiulės, labai daug rankų darbo. Ir pasiruošimas trunka sezonui visą žiemą. Manęs dažnai klausia, kągi ta ūkininkė veikia, tai jau dabar turbūt ilsiesi, ne? Jo, guliu, bamba išvertus. Žodžiu, visą žiemą trunka pasiruošimas, tobulinimas krepšelių sudėties, tobulinimas auginimo. Įsivaizduokit, užauginti virš 50 skirtingų pavadinimų augalų, o apie veislės jau tyliu dar padauginkit iš kokių 3-4 kiekvieną pavadinimą. Tai užauginti didžiulį asortimentą, didelį kiekį, tai yra be galo brangu, tai labai didžiulės atsakomybės, labai kruopštaus skaičiavimo reikalaujantis procesas. Tai ūkiui naudą pasakiau, o dabar kokia nauda pačiam klientui? Pirmiausia, kalbam apie tą klientą, kuris natūralumo ieškotojas, tai jam visapusiška nauda. Jau praeitam video kalbėjau, kodėl vertingas krepšelis, kuo gerai krepšelis, o prenumerata reiškia, kad mes šitam klientui kaip ūkis teikiame prioritetą. Jeigu neliks prekių parduotuvėje, mes išimsim iš parduotuvės, bet prenumeratoriaus krepšeliui tikrai jų turėsim. Mes pasiliksime tą rezervą, kad turėtumėm, pavyzdžiui, lėliukų krepšeliams. Lėliukų krepšelius būtinai turime formuoti, pavyzdžiui, su cukinijom, moliūgais, ropėm, pastarnokais, tai kas labai svarbu kūdikiams. Tai jau šitų gėrybių, jau nori, nenori, mes atsidėsim, kad užtektų iki sezono pabaigos lėliukų krepšelio. Mes maždaug žinome, kokį mes kiekį jų galime turėti, galime parduoti ir jau jiems bus atidėta. Lygiai taip pat su visom kitom prenumeratom. Tam tikras kiekis tam tikrų daržovių visada yra rezervuojamas prenumeratom ir jeigu matysim, kad jau trūksta, iš parduotuvės išimsim. Kiti žmonės tiesiog negalės iš mūsų nusipirkti. Tai labai yra daug buvę tokių dalykų, daug tokių atvejų, kaip, pavyzdžiui, turėjom kriaušių labai skanių šiemet, labai skanios buvo kriaušės, tai tik prenumeratoriams galėjom pasiūlyti. Karts nuo karto turime krienų, irgi tik prenumeratoriams galime pasiūlyti, jų net į krepšelius nededame, čia papildoma prekė, bet prenumeratorius jos turi teisę. Tai taip pat kitų gėrybių galime pasiūlyti papildomai, būtent tik prenumeratoriui. Tam tikri gaminiai mūsų, kiti produktai, kurių nėra tiek daug, kad galėtumėm įdėti į parduotuvę ar kažkokiam pavieniam užsakovui pasiūlyti. Taip pat dar naudinga tuo, kad geresnė kaina. Prenumeratorius gauna geresnę kainą. Mainais į įsipareigojimą prenumeratorius gauna geresnę kainą. Aišku, ir mes įsipareigojame, bet ir prenumeratorius įsipareigoja. Ir mes galime pasiūlyti geresnę kainą, nes mes tada sutaupome reklamai, belenkiek sutaupome reklamai, nereikia pastoviai kišti ten tos reklamos. Aišku, mes visada dalį pajamų turime tam tikrą procentą, kurį investuojame į reklamą, be jos niekaip, nes galų galiai tas pats prenumeratorius gali pamiršti, kad egzistuoja toks Vilkės ūkis, jeigu jisai, tarkim, tik žiemos prenumeratorius, o ne vasaros, arba tik vasaros, o ne žiemos, tai po sezono pertraukos jis gali pamiršti, kai nematys mūsų pastoviai, nes dabar tiesiog gyvenam tokiais laikais. Bet prenumerata užtikrina mums stabilumą, pastovumą ir tada mes galime tokiam klientui pasiūlyti geresnės kainas. Ir kainų skirtumas jau gana ryškus ir jisai didės. Aš dabar net užmesiu akį į savo sąrašiuką. Pavyzdžiui, prenumeratoriui mini krepšelis kainuoja 20 eurų, o ne prenumeratoriui 26, teisingai pasakiau. Jo, tai sakykime, čia apie mini kalbam, o jeigu didelis krepšelis, tai skiriasi kaina 9 eurais. Ir jeigu jūs dažniau norite, per sezoną susidaro. Tai tiesiog, jeigu tu esi
natūralistas, jeigu tau ne tas pats, ką į save įdėti, jeigu tau ne tas pats, kuo savo vaikus maitinti, jeigu tu nori neužnuodito maisto, tai tada be jokios abejonės verta tapti šito arba kažkokio kito panašaus ūkio prenumeratoriumi. Ir palaikyti ilgalaikius ryšius su ūkiu, ilgalaikę draugystę, nesiožiuoti, patariu nešokdinti ūkio, nes kaimiečiai labai išdidus. Ir yra juodi sąrašai pas ūkininkus tokius, aš ir žinau, ir mes turime, ir kiti turi. Tai geriau nešokdinti ūkininkų, tapti draugystę, geriau draugystę negu šokdinimas. Ir tapti prenumeratoriumi ir turėti tą užtikrintumą kokybiško maisto tiekimo. Ir taip pat, aišku, gauti ir kitą produkciją geresnėm kainom. Mes, pavyzdžiui, turime ir rugių. Ir miltus malam, auginam aukštaugius rugius, taip pat bendradarbiaujam su kai kuriais kitais ūkiais, tokiais kaip mes, kurie nėra krepšelių ūkiai, bet jie augina išskirtinai kokybišką produkciją ir dalį jos mes perparduodam. Pavyzdžiui, mūsų draugai augina labai kokybiškus grikius, mes juos perparduodam ir dar kai kurias kelias pozicijas turim. Tai šitą produkciją prenumeratorių mes taip pat galime pasiūlyti pigiau. Žodžiu, prenumeratorius mūsų draugas, bet dar geriau tapti krepšelių dalinimo punktų, tada dar geriau, tada tu mainais už krepšelių išdalinimą gauni tiesiog gerybės, o ten tas brangesnė produkcija dar už geresnę kainą. Tai vat tiek, dar pasižiūrėsiu į savo špargalkę, ar kažko ne... dar turiu paminėti, kodėl dar gerai tapti prenumeratoriumi. Tiesiog patogių užsakymų sistema pas mus sukurta būtent prenumeratoriams. Ir labai daug klientų jau priprato prie šito patogumo ir nenori jo užsisakyti, kokia tai užsakymų sistema, aš nepasakosiu, nes konkurentai klauso ištempiausis, o jie prenumeratoriais tikrai netaps greičiausiai. Tai ta užsakymų sistema patogi prenumeratoriams, jinai sutaupo daug laiko, jeigu norime ten įvairių papildomų dalykų užsisakyti, kas neįeina į krepšelį ir panašiai. Tai va, tai dar kartą kviečiu gerai apgalvoti ypač tos žmonės, kurie seniai mus seka. Labai dažnai būna, žinot, va seniai jūs seku ir jau pagaliau ryžausi tapti prenumeratorium ar prenumeratorė. Arba ryžausi nors vieną krepšelį pabandyti. Tai nereikia čia ryžtis, žinokit, gerai produkcijai nereikia pasiryžimo, tiesiog reikia imti ją ir valgyti, kol jos yra. Tai va, o kitame video dar papasakosiu, kodėl šita produkcija brangsta ir vėl dėja ją teks branginti. Tiesiog trumpai užsiminsiu apie kai kurios reiškinius, kurie vyksta.